mes tada papraktikuosime. Gerai, aš tada atidarau programą, pažiūrėsiu dabar, kokias datas man yra atsiuntę žmonės ir mes tada paanalizuosim. Gerai, paanalizuosim. Taip, pirma data, taip, 27 sausio. Taip, ir žmogus gimė 21:35. Žiūrim, ar formulė keičiasi. Ta diena formulė nesikeičia, tuomet net nežiūrim laiką. Taip? Štai tokia formulė, ieškom, kur yra Merkurijus. Merkurijus yra Veneros orbita. Čia yra moteris. Taip? Veneros orbita apibūdina ją kaip pačią moterį. Taip, pasižiūrim kosmogramą. Čia, žinokit, Jupiteris susijungęs yra su Merkurijum. Taip, čia 68, čia 69. Reiškia, yra susijungimas. Tai Merkurijus gauna Jupiterio savybės. Kol kas tada paanalizuojam paprastai. Paprastai turiu omenyje būtent tik tai Merkurijaus poziciją. Merkurijus ožiaragio ženkle 4 balai, tai yra stiprus, taip prisimena. 4, 5, 6 yra stiprus. 6 iš vis labai gerai. Ir tai moteriai tikrai patinka, taip, patinka rankų darbas, kažką su rankom daryti. Aš žinau, kad jinai mezga, taip, ir tai yra vienas iš jos pajamų šaltinio. Taip pat Merkurijus yra atsakingas už informaciją, komunikabilumą, ryšius, bendravimą, skaičius tos pačius, taip, tai informacija ir skaičiai ir žodžiai. Ir šita moteris, jinai dar plus yra numerologija. Taip, tai čia Merkurijus apie tai ir sako, ne, kad būtent su informacija, su žmonėmis, taip, pas ją daug kontaktų, jinai būtent dirba su žmonėmis ir komunikuoja. Būtent savo kalbą, savo žodžiu perduoda tą informaciją, ne, ir tai yra savotiškas jos darbo įrankis. Taip, Veneros orbita apibūdina ir ją, kai jai svarbu komunikuoti, kalbėti, išsikalbėti, kalba jinai labai sistemingai, aš turiu omeny, taip, ožiaragio ženkle, ožiaragio ženklas jisai toks, valdomas, aišku, Saturno ir jisai mėgsta taisyklės. Taip, tai moteris tikrai mėgsta lentelės, ten, nežinau, kažkokią medžiagą, kuri argumentuotų tą, ką jinai sako, ne, ir panašiai. Ir susisteminta tokia informacija. Taip, pas ją viskas turi būti padaryta, pasakyta laiku ir tiksliai, sakykime, kaip jinai yra suplanavusi. Taip, tai čia kiek aš žinau apie ją, tada žiūrim, ką mes dar galim pasakyti. Nenustigsta vietoje, ištisai reikia kažkur tai važiuoti, nežinau, bendrauti, keisti kažką, ne, arba informaciją keisti, ištisai norisi mokytis, vis naują informaciją sužinoti, taip. Gali gerai, ten gerai ar blogai vairuoja, tai reikia žiūrėti Marsą, ne Marsas čia kaip ir stiprus, bet tai jį Lilith rodo. Tai čia arba gali būti karts nuo karto su mašinom kažką, galbūt baimė, ne vairuoti baimė vyrams, pavyzdžiui, gali būti. Ir tokie dalykai. Bet šiandien apie Merkurijų. Tai tiek turbūt aš pasakyčiau, ne, Merkurijus stiprus. Tai manau, kad užteks šitos informacijos. Jeigu turit klausimą, taip, man atrodo, Jurgita dabar esi, ne, jeigu tau yra kažkokie klausimai, kas liečia šitą formulę, tu užduok klausimą, mes galėsim tą aptarti. O aš kol kas žiūriu sekančią datą. Ne visas merginas moteris aš pažįstu. Paimkim šitą datą, nes kažkaip įdomiau iškart analizuoti tą, kad tu žinai, kad jums parodyti, ne, kaip tai iš tikrųjų veikia. Tai kažkiek žinau, kuo užsiima šita moteris. Ir 1997. Žiūriu, ar keičiasi formulė. Matot, formulė nesikeičia, taip, tai mums laikas kaip ir nesvarbus. Taip, čia Merkurijus yra pas ją mergelės ženkle, taip 6 balų, bet mes prisiminam, kad Merkurijus vadovauja ir dvynio ženklui, ir mergelės ženklui. Todėl visada pasižiūrėkit, kuris tai yra Merkurijus. Taip, nes Merkurijus dvynio ženkle, jisai truputėlį kitoks negu mergelės ženkle. Nes dvynio ženklas tai yra oro stichija, mergelės ženklas tai yra
Žemės stichija, jau tai yra visai kita informacija, sakykime, ne? Tai ir Merkurijus pas ją yra poilsio zonų. Taip, tai vėlgi prisimenam, ką teoriškai, aš visą laiką tą pabrėžiu, nes aš iš praktikos pastebėjau, kad vis tiek žmogus gyvenime realizuoja ir darbę tą planetą, bet teoriškai, kad moteriai patinka ilsėtis būtent pagal Merkurijų. Tai, pavyzdžiui, susitikti su draugiam, kažkokį rankų darbą daryti, ne, vat kažką vat kūriant rankomis, jinai atrodo, kad jinai ilsisi, jos protas ilsisi. Taip? Nes Merkurijus mergelės ženkle, jisai logiškas, jisai visą laiką galvoja, skaičiuoja, taip, ką darysiu, už kiek darysiu, kodėl darysiu, taip, mergelės ženklui visą laiką labai svarbu žinoti, kokia yra nauda. Tai jeigu jinai eina mokytis arba kažkokią informaciją gauna, jinai ne šiaip savo ją skaito, sakykime, ar mokosi, jinai žino, kam šitą informaciją jai yra reikalinga. Nes Merkurijus mergelės ženkle, jisai turi žinoti, kam. Taip, kam aš darau rankomis, tai žino, kad aš taip atsipalaiduoju, nes, sakykime, rankos dirba, protas mano tada lyg ir neveikia. Ne? Aišku, dar žiūrim, kad čia karminis mazgas rodo į Merkurijų, tai jos būtent sielos užduotis yra eiti pagal Merkurijų, komunikuoti, gražiai bendrauti, kurti ryšius, nežinau, kuo daugiau mokytis, taip, plėsti tas savo žinias ir panašiai. Dalintis gali žiniomis. Bet čia yra ir juodas mėnulis. Tai vėlgi, užšokti truputėlį į ateitį, ne, mes dar apie tą nekalbėjom, bet aš pasakysiu, kad gali būti jai sunku kalbėti. Taip, galbūt reikės, nežinau, gal po to pakomentuos, galėjo būti, nežinau, vėlavo kalba. Taip, arba ten neištarė kažkokios raidės. Arba aplamai žmogus tiesiog bijo kalbėti. Bijo pradėti pokalbį, bijo kalbėti prieš auditoriją, ten nežinau, jeigu mokosi universitete, tengi vis tiek reikia prieš auditoriją kalbėti, nepriduoti kažkokius darbus, arba ten aplamai apginti diplomą, tai gali jai kelti tokią baimę. Taip, baimę ten, ar aš teisingai kalbu, ar aš gerai supratau tą informaciją, ar aš gerai pasakysiu, ne, ir panašiai. Galbūt draugų išdavystė gali būti, kad juodas mėnulis ir Merkurijų rodo. Tai šita moteris irgi, jinai dirba su ezoterika, čia pilnai tas Jupiteris, atsiprašau, retrogradinis Uranas pilnai jinai realizuoja jį, taip, nes jinai su likimo matrica dirba. Tai ten irgi informacija, vėlgi jinai komunikuoja, jinai bendrauja taip su žmonėmis, čia ne tiesiog jinai ilsisi, tai yra jos kalba, taip, gebėjimas bendrauti, tai yra jos darbo įrankis. Taip, todėl sakau, kad praktikoje vis dėlto tos planetos, kurios patenka į centrą, jos labai dažnai būna realizuojamas, nesvarbu, ar tai poilsio zona, ar tai baimės zona, bet kažkaip vis tiek aš pastebiu, kad jos realizuojamas. Tai ir jinai dar rankomis kuria kažkokias savo dirbtuvės, man atrodo, dabar pradėjo rengti. Tai irgi yra labai, jai kaip ir tinkama ta veikla. Tai visai irgi neblogai šitas Merkurijus yra realizuojamas. Taip, gerai. Judam toliau. Trečia formulė, ką mes čia turim. Štai šitą aš žinau. Bent jau aš žinau jos veiklą, ne taip, kad asmeniškai žinau. Tas visas, trečia, mes Instagrame tik susipažinom. Taip, žiūrim, ar keičiasi formulė keičiasi 10, neprasideda 10 ryte, matot, tai pas mus yra, moteris naktį gimė, tai šita formulė turi būti kita, mes lesim tada 0,3. Taip, minutę. 10 jinai keičiasi, tai gerai, čia niekas nepasikeitė. Puiku. Merkurijus, kur moters Merkurijus? Merkurijus yra Veneros orbitoje, jisai yra retrogradinis. Taip, ką mes galim pasakyti apie retrogradinį Merkurijų? Kad kartais moteris gali suprasti neteisingą informaciją, gali būti klaidų, taip, gali būti nesusipratimų, kas liečia būtent, nežinau, dokumentai, skaičiai, taip, moteris dirba buhalterė.
Taip, iš kur ta meilė buhalterijai, aišku, tas Merkuris, jis irgi už buhalteriją kažkiek atsakingas, ne, mes paminom, kad daugiau apie apskaitą jisai, bet retrogradinis Merkurijus pliuse jisai gilinasi, paminat, jisai gilinasi. Tai bet čia va šitas galėjo duoti ir žinoma Venera. Apie Venerą mes rytoj kalbėsim, bet Venera labai gerai jaučia, kur yra pinigai, taip ir dažnai tas žmogus, kuris turi Venerą centre, jisai dažnai eina į buhalteriją. Taip, jeigu jisai iš tikrųjų tą nori daryti ir ten dirba, puiku, bet jeigu jis tik eina tik tai dėl pinigų, tai sakyčiau, kad tada reikėtų pagalvoti, o gal kažkokia kūryba labiau man patinka, sakykime, ne? Pamiršau pažiūrėti, ar jisai yra susijungęs su kažkom. Merkurijus yra, galima sakyti, su Saulė susijungę, ne? Du šitie kažkiek. Nelabai, sakykime, per didelis atstumas, bet vis tiek, nors moteris yra Skorpionas, taip, bet jinai gali Merkurijus Skorpiono ženkle, koks jisai yra. Taip, prisimenam paskaitą apie zodiako ženklus. Merkurijus mėgsta, ne Merkurijus, atsiprašau, Skorpiono ženklas, jisai mėgsta daryti įtaką kitiems žmonėms, taip, minusę manipuliuoti, tai bet manipuliuoja, nežinau, arba kalba, arba rankomis, bet sakyčiau, kad ne taip, kad manipuliuoja, bet šitai moteriai, manau, kad tikrai patinka įgelti žodžiais, ne, galbūt kažkoks tai toks gali būti ten aštrus liežuvis, ne, kaip sako. Tai va, pas ją daug yra planetų, ne mergelės, o Veneros orbitoje, ir tai mes rytoj irgi aptarsim, viena iš tokių reikšmių, kad daug tų, sakykime, krypčių ir finansinių, per kur gali eiti pinigai, ir pati moteris, ne tik tai apibūdinama apie Venerą, dar Venera centre, reiškia šitos planetos, jos gerai, jos jaučiamos, taip, mes paminam tai iš mūsų paskaitos. Tos planetos, kurios patenka tam tikrą orbitą, ta orbitą vadovaujanti planeta yra centre, tai jos gerai yra jaučiamos, nors yra ir toliau, taip, nuo centro, negu pavyzdžiui šitos planetos, taip. Tai va, tai kas liečia apibūdinti ją pačią, tai komunikuojant, aišku, kažkuriuo metu galbūt nenorėjo komunikuoti, nenorėjo bendrauti, tokia paslaptinga buvo, taip, nes Skorpiono ženklas jisai mėgsta paslaptingumą, mistišką, taip, ten, sakykime, mistiškumą kažkokį. Ir kad gali nesuprasti teisingą informaciją, jau minėjau, ne? O kas liečia rankų darbo, galbūt, irgi gali būti su aštriais įrankiais, nes šitas Marsas, bet čia jau per daug giliai, sakykime, į visą formulę žiūrint. Bet kas liečia Merkurijų, tai čia svarbiausia, sakyčiau, kad jai visą laiką reikia, ypatingai, kai jinai dirba su dokumentais, tai reikia ne 2, o kokius 5 kartus patikrinti, jeigu ten kažkokios svarbios ataskaitos, nes gali būti, kad klaidos. Gali būti gan dažnus, arba tiesiog klaidingai parašiau, per skubėjimą tą patį, nes Merkurijus nestiks vietoje, jis vis nori kažką tai ne taip, kad darytų, o kad tiesiog keistusi paveikslėlis, sakykime. Taip, toliau žiūrim, ką aš dar čia turiu iš tokių, ką pažįstu, bent jau kažką tai, kad galėčiau kažką pasakyti, galbūt moterį dar pasižiūrėkim. O tada žiūrėsim dar, kurių nepažįstu. Taip, 992. Taip, formulė keičiasi naktį, o jinai gimusi 12. Tai bus kita truputėlį formulė. Matot, mes pakeitėm laiką ir truputėlį pasikeitėm. Taip. Šita moteris. Merkurijus pas ją irgi yra Veneros orbita, bet jisai yra stiprus. Taip, jisai 4 balai, 4, 5, 6 yra stipri pozicija Merkurijui. Ir ką, vėlgi, informacija, mokymasis, rankų darbas, komunikacija, taip, bendravimas su žmonės, kurti ryšį su žmonėmis, sakykime, visa tai yra tas Merkurijus. Dar tuo pačiu žiūrim, kad Merkurijus yra svarstyklų ženkle, tai yra oro stichija. Tai Merkurijus tikrai, jai svarbu kalbėti, taip,
bet ir apginti, galbūt sakyčiau, diplomatiškai kalba, kad neįžeisti žmogaus, tai kas šitai moteriai svarbu. Ir pinigai, aišku, centras čia reikėtų realizuoti, bet taip pat Veneros orbita irgi apibūdina, sakykime, per ką gali eiti. Taip pat būtent per informaciją, jeigu kuo daugiau kalba, tuo daugiau gali ir uždirbti, kuo daugiau žinių gauna, taip pat ištisai mokytis, kad tas smegenys neužmigtų, sakykime, o ištisai kažką tai skaityti, keliauti, bendrauti, gali gauti ne tik tai, ta prasme, tas Merkurijus jisai gauna ne tik tai informaciją iš knygų ar iš kažkokio mokslo, bet ir iš tų pačių žmonių. Todėl Merkurijus ir mėgsta bendrauti su kitais žmonėmis, nes taip jisai irgi gauna jam reikalingos informacijos. Tai rankų darbas, minėjau, ir šita moteris, jinai, jeigu aš neklystu, kažkiek su Vedų gal astrologija dirba, taip, astrologija vėlgi Uranas, taip pat Plutonas, sakykime, irgi turi tam tikrų sąsajų, ir žvakes lieja. Taip, tai irgi rankų darbas, sakykime, irgi komunikacija, bendravimas, irgi apie tai ir parodo. Gerai, toliau tada sakau, kad žiūrim, ką dar. Gerai, tiesiog. Viskas gal mes nespėsime, bet pažiūrėkim dar kokias 5, tai tikrai. Nes sakau, praktika yra labai labai svarbi, nes kuo daugiau matom formulių, tuo daugiau matom įvairių variantų. Tas pats Merkurijus tam tikram ženkle, jis gali visai skirtingai realizuotis. Nes, pavyzdžiui, susijungime gali būti pas kažką retrogradinis, pas kažką direktyvus. Taip. Šitą formulę, man atrodo, žiūrėjo Urtė, nes čia jeigu laiko mes pakeisim, Urtė, vėlgi šitą žmogų, tai tada keliauju ties kitu. Tai 992, labai įdomu, ne? Tai formulė. Žiūrim, jinai prasideda 6 ryte, o žmogus gimė vakare 18. Tai tinka. Žiūrėkit, matot, nei vienos raudonos planetos, žmogus nuo praeitų gyvenimų neturi jokių skolų. Taip sakoma, jeigu sielos formulė yra švari, kaip aš mėgstu sakyti, reiškia, visos planetos yra direktyvios, karminis mazgas direktyvus, Chirono raktas direktyvus, nes jie gali būti retrogradinis. Tai žmogus iš tikrųjų neturi skolų, taip, nuo kitų, nes, aišku, ta Venera kažkiek silpna, taip, bet jinai nėra retrogradinė, Saulė galbūt silpna, Marsas, bet iš esmės, jeigu mes matom formulę, kur nematom nei vienos retrogradinės planetos arba šitų 2 taškų, tai reiškia, kad žmogus kartais netgi gyvena, ir kartais jam gali tokios suteikti mintis, kad nieko aš neskolinga, aš gyvenu kaip aš noriu, nes aš niekam neskolinga. Tai kartais jaučia taip žmonės, aišku, minuse tai kartais būna, kad gali net, pažiūrėkit, kokie centrai pas ją, ant kiek viskas stipru, jūs matot? Tai va, tai minuse, jeigu žmogus su tokia formulė, nors ir stipri, bet, sakau, vidinis tas jausmas toks gali būti, aš nieko neskolinga, ir žmogus gali tiesiog pragulėti ant lovos visą savo gyvenimą. Nors turi didžiulį potencialą, pažiūrėkite, kiek stiprus potencialas, tikrai žmogus gali padaryti daug ką, bet jeigu nenori, tai ir nedaro, nesakykime. Tai va. Bet atkreipkim dėmesį į Merkurijų. Merkurijus 2 balai, jisai Skorpiono ženkle. Taip, Skorpiono ženkle. Tai vėlgi ta pati situacija gali įgelti taip savo liežuvio, bet mini centras prisimenam, kad jisai prilyginamas pačiam centrui. Tai šita planeta bus irgi svarbi kaip ir šitos 4. Taip, tai žmogus svarbu yra bendravimas, komunikavimas, tikrai noriai eina į kažkokias naujoves, turiu omeny į naujas žinias, ištisai mokosi. Kažką tai informacija iš tikrųjų, tas Merkurijus Skorpiono ženkle, jisai
labai stipriai gilinasi, taip knysa visą informaciją, jeigu taip galima pasakyti, ne? Kol šitas Merkurijus, nes Skorpiono ženkle, jisai tikrai labai stipriai gali ieškoti kažkokios priežasties arba ten gilintis kažkokią ten, sakykime, informaciją. Minuse, kaip sakau, manipuliuot gali, ne? Šitas Merkurijus ten kalbėti, taip pat užgauliojančiai, kaip pavyzdys. Toliau, mini centre, Merkurijus. Rankų darbas, taip, bet koks tai darbas, kas susijęs su Merkurijum. O Merkurijus gali realizuotis bet kur yra informacija. Taip, tai čia gali būti ir medikai, ir mokytojai, ir žurnalistai, ir buhalteriai, kaip mes žinome, ne, ir administratoriai, logistikoje, labai daug įvairių sričių, kur gali realizuoti šitas Merkurijus. Gali patikti rankų darbas. Silpnokas Merkurijus, taip, Skorpiono ženkle 2 balai, tai gali, jeigu ten silpnas imunitetas, reikia žiūrėti kitų planetų, nesakykime, tai gali dažniau sirgti peršalimo lygomis, ne ten virusai kokie nors, ir reikia šitą atkreipti dėmesį ir stiprinti imunitetą. Tiek būtų apie šią formulę ir Merkurijų. Žiūrim toliau. 16, 4. Taip, formulė ar keitėsi, keitėsi 17:31, o čia 4 ryte gimė žmogus, tai šita formulė mums tinka. Taip, moteris, jos Merkurijus yra Marso orbita, taip, truputėlį jau kitoks Merkurijus, ir čia mes jau gausim kitą informaciją. Pasižiūrėm kosmogramą. Taip, Merkurijus yra Avino ženkle ir jisai yra susijungime, taip, su Mėnuliu ir Saule. Taip, tai tas Merkurijus, nors jisai toli nuo centro, bet dėka šito susijungimo Merkurijus tikrai turi didelę įtaką pačiam žmogui, pačiam jo asmenybės bruožams. Tai maža to, kad žmogus yra Avino ženklas, ne, jo emocijos, taip, Mėnulis tai emocijos. Emocijos yra tokios karštos, taip, ir čia žiūrėkit, kai žmogus Avinas, emocijos, taip, būtent Mėnulis apibūdina tas emocijos, kaip jisai išreiškia tas emocijas. Greitai. Šitas žmogus viduje savo negatyvių, sakykime, emocijų, jisai ir gerų emocijų nelaikys, ne? Bet Mėnulis Avino ženkle, jisai daugiau apie greitį, apie tokį karštlygiškumą, sakykime, ne? Bet karštakošis gali būti žmogus tikrai. Ir visas savo emocijas jisai labai iškart transliuoja. Taip, jisai jokio poker face mes čia negalim matyti, ne? Ką jaučiu, tą aš pasaulyje ir duodu, ne? Ir lygiai taip pat, ką aš galvoju, aš iškart irgi transliuoju, sakau, ne, aš galvoju, kad tu čia blogai pasielgi, ir aš sakau, kad tu durnas, ne, arba ten dar blogiau. Tai bet čia gali irgi taip eiti, ir dar, kad Mėnulis yra kartu su Merkuriu, aišku, ir su Saulė, ne, tai tas emocijų pagautas žmogus gali, nežinau, ten trenkti, ten, nežinau, į stalą, ne, toks ir labai gestikuliuoja dar rankomis. Nors tas Merkurijus nėra Merkurijaus orbitoje, ne, čia prieš tai ta moteris galėjo irgi, pamiršau pasakyti, ne, kad jinai irgi, kai kalba, gali daug gestikuliuoti. Bet šitoj kosmogramą mes matom ir irgi galim taip analizuoti, bet visą laiką irgi pasižiūrėkime kosmogramą, ar nėra ta planeta susijungusi dar su kažkuriomis, nes tai duoda tą informaciją. Taip? Nes gerai, jeigu mes žiūrėtume tik tai pagal Merkurijų Marso orbitą, tai kaip mes apibūdintume žmogų. Visų pirma, žiūrime tai, kad tai yra moters. Taip, moters žemėlapis. Žemėlapis su sielos forma. Reiškia, Marso orbita apibūdina tą vyrą, kuris šitai moteriai yra reikalingas. Tai jeigu mes analizuojam šiandien tik tai Merkurijų, tai mes tada galim sakyti, kad visų pirma, moteriai svarbu kalbėti su vyru. Taip, jai patinka tas žmogus, su kuriuo galima kalbėtis įvairiom temom, dalintis informaciją, nežinau, kaip diena praėjo, kaip ten, tu žinai, kaip ten Anūtė gyvena, o aš ten buvau sutikus ten Jonuką ir panašiai. Ne?
informacija šitai moteriai tikrai yra reikalinga ir jinai tą turi irgi atgal gauti iš savo vyro. Taip? Jai tai yra svarbu. Taip pat vyras koks? Jaunatviškas, judrus, taip, nes Merkurijus jisai nenustiksta vietų, jisai juda ištisai. Vyras, kuris dirba pagal Merkurijų, taip, tai gali būti viskas, kas susijęs su informacija, ne, ten, sakykime, nežinau, vairuotojas tas pats gali būti, logistikoje dirbantis žmogus, aš dabar truputėlį galvoju apie vyriškas profesijas, su rankomis, ne, susijęs darbas, aplamai su informacija, bet kokia, ne, žmogus gali būti ir mokytojas, kaip pavyzdys, ir administratorius tas pats, ne, vadybininkas, ir daug įvairių profesijų, čia ir medicina gali būti ir panašiai. Ne? Tai čia ne taip, kad jisai visų šitų vyrų norėtų, ne, jinai, bet tiesiog jisai toks gali būti. Bet jai svarbiausia, kad su vyru būtų apie ką pakalbėti. Pakalbėti, aptarti, kad mes kažkur tai kažką tai, kad mes nuvažiuotume kažkur, ne, netoli, kad keistųsi jų, kaip aš sakau, vaizdas prieš ją. Taip pat kartu su vyru jai reikėtų keisti tą vaizdelį. Ir gan greitai. Taip, nes Savino ženkle Merkurijus jisai mėgsta greitį. Tai viskas, kas susijęs su bendravimu, greitai, jinai ir pati greitai gali kalbėti. Ne, ir tas vyras, kuris irgi neskupus yra būtent pokalbėms, ją tikrai gali, kaip čia pasakyti, sudominti. Taip, toliau. Taip. Jinai pati gali pradėti pokalbį. Aišku, jeigu mes kalbam tik apie Merkurijų, taip, tai jinai gali inicijuoti pokalbį, taip, nes Marsas inicijuoja. Bet mes dargi pasižiūrėkime, koks yra centras. Centras tai yra tokios planetos, sakykime, nes Saturnas, Plutonas, jie retrogradiniai. Pirmo orbitų retrogradinės planetos, tai kol va šitą, kiek čia jau, 6 planetos, kaip čia, siūs savo energiją į centrą, praeis labai didelis laiko tarpas. Pirmiausia, jai reikia harmonizuoti Uraną, taip, ir tada tik tai siūs į Saturno centrą, sakykime. Bet pas ją yra baimių. Taip, 2 planetos, kurios yra susijusios su baimėmis. Čia baimė iš vis, kad aš nieko, jeigu mes susietume tik su Merkurijum, tai nieko nesakysiu, nes mane ten užmuš, o čia nieko nesakysiu, nes o ką žmonės pasakys. Sakykime, yra baimė, būtent kaip mane priims socialinė aplinka. Taip, Saturnas tai yra socialinė planeta. Plutonas tai yra transuraninė planeta, aukščiausiai planeta. Čia gali būti vidinės baimės, bet kokios gali būti baimės. Taip, baimės aplamai ten. Bet kokią, sakau, aš čia nevardinsiu. Bet Merkurijus rodo, kad jinai gali inicijuoti tą pokalbį. Taip, jisai toks greitas, kai žmogus pradirbs šitas planetas, tai tada labai puikiai įsijungs šitos. Keliaujam toliau. Taip. Kaip ir keitėsi formulė 4 ryte, žmogus gimęs 11. Tai gerai, tada šitą formulę tinka, taip? Taip, kur čia Merkurijus? Čia Merkurijus yra sielos formulės centre. Žiūrime kosmogramą, jisai yra svarstyklių ženkle, taip, todėl rodo į Venerą. Ir jisai nėra susijungęs su jokia kita planeta. Taip, tai čia būtent mes analizuosim tą Merkurijų, kaip Merkurijus svarstyklių ženkle centre. Tai žiūrėkit, analizuojam tik Merkurijų. Taip, nes kol kas, jeigu ten kažkur man kilus kažkoks klausimas, kažkiek pridėsiu. Merkurijus sielos formulės centre, jisai yra stiprus, taip, 4 balai, jisai yra svarstyklio ženklas, svarstyklio ženklas yra oro stichija. Žmogui svarbu yra komunikuoti, taip, bendrauti, komunikuoti, taip, būtent išreikšti savo jausmus, kodėl jausmus, sakykime, emocijas, nes Venera ir Mėnulis yra tam pačiam centre. Taip, tai, pavyzdžiui, šeimoje jie irgi yra svarbu komunikuoti. Jinai gali ginti žmonės, taip, nes Merkurijus svarstyklių ženkle, jisai yra labai diplomatiškas, jisai yra labiau linkęs ginti negu teisti. Nors su teisingumu, nes irgi susijęs šitas Merkurijus. Bet, sakau, pirminis toks impulsas žmogų visada
ginti tą, kuri puolama. Tai čia gynyba eina žodžiais, turiu omeny. Ne veiksmais, nes veiksmai yra šitas rytis. Ne? Marsas yra avino ženkle, jisai yra stiprus, bet jisai yra baimės zona. Taip, tai kol žmogus nepradirba, tai jinai gali bijoti, rodyti iniciatyvą, bijoti tų pačių vyrų, ne, jeigu tai moteris, tai moteris, aš čia neklausiu, čia retorinis toks klausimas. Tai bet baimė vyrams, baimė garsams, smurtui, ten, sakykime, ir panašiai. Bet kai žmogus pradirba, o kada pradirba, kai stiprina Marsą, kalbėsime apie tai kitą sekmadienį. Tai va, tai grįžtant prie Merkurijos. Svarbus komunikavimas vėlgi, draugai, taip, tik tai va, tas juodas mėnulis, tai gali nors ir stiprus Merkurijus, bet gali duoti kažkokią baimę, kuri yra susijusi su Merkuriju. Tai yra kalba, komunikavimas, judėjimas, draugai, galbūt bijau pradėti kalbėti, ne, bijau nusišnekėti, kaip pavyzdys, ne, galbūt nesiseka draugauti, arba ten kažkokią draugų išdavystę irgi galėjo nutikti. Pavyzdys. Gerai, judam toliau. Taip, toliau judam. Žiūrim, ar keičiasi formulė. Taip, šitą formulę nuo 12 valandos, o žmogus gimė anksčiau. Tokiai, vertim, kada pasakyti. Šitas tarpas tikrai tinka šitai moteriai. Merkurijus. Merkurijus yra Veneros orbitai. Taip, žiūrim kosmogramą, kur jisai yra. Jisai bus vandenių ženkle, taip, rodo į Uraną. Iš karto, taip, Merkurijus vandenių ženkle yra vienas iš genialiausių Merkurijų. Taip, jisai žmogus visą laiką yra linkęs galvoti, kažką eksperimentuoti, kas liečiama, mano žinias, aš kažką gavau, kažką sužinojau ir aš turiu tai pritaikyti praktikoje, kažką tai sukonstruoti galbūt iš tos informacijos, ne? Kažką tai sukurti. Taip, tai tas Merkurijus, jisai visą laiką linkęs eksperimentuoti ir kažką tai sužinoti, kas man bus naudinga ateičiai. Taip, nes vandenio ženklas jisai yra orientuotas į ateitį. Taip, sakykime, svajot gali šitas žmogus gerai, ne, nes su svajonėmis vandenio ženklas irgi yra susijęs. Gerai, jisai nėra susijungime, su Uranu šiaip. Šiam 9,70, taip, nes Uranas yra ožiaragio ženkle, vandenių ženkle yra Merkurijus, bet čia yra susijungimas, tai duoda tokio greičio, kartais chaoso kažkokio, minuse, taip, pliuse kažkokių inovacingų žinių, idėjų, taip, tokių insightų, o minuse, sakau, chaosas, galvoje, ten šitam žmogui svarbu visą laiką, nežinau, kažkaip tai galbūt viena iš tokių praktikų būtų išrašyti savo mintis, nes kai mes išrašom mintis, taip, mums atlaisvėja galvoje vieta naujom mintim. Tai jeigu čia aplamai visiems žmonėms yra naudinga, jeigu kažkoks nerimas daug galvoje, nerimas, daug minčių, išrašykite tas mintis, jos bus jau ant popieriaus ir savotiškai atsilaisvins galvoje vieta, nebus tų nerimastingų minčių. Taip, moteris, taip, Veneros orbito apibūdina moterį kaip moterį. Tai, pavyzdžiui, Merkurijus apibūdina ją kaip komunikabilę, linkusią mokytis, ieškoti informacijos, ieškoti atsakymų, taip, ištisai komunikuoti, bendrauti, tie patys draugai moteriai yra svarbus, sakykime, kažką tai rankomis gali žmogus mėgti daryti, konstruoti, kaip sakau, mano vaiko irgi yra Merkurijus vandenių ženkle, tai Lego yra mėgstamiausias žaislas, sakykime, tie konstruktoriai, bet taip pat jisai ir pats savotiškai neišlėgo iš kokių nors, pavyzdžiui, savo mašinyčių, jisai jas
išrinkinėja, po to gali surinkinėti ir gali tiesiog su tom mašinom savotiškai eksperimentuoti, nes nuo vienos mašinos ratus paims į kitą, ten vietoj langų užklijuos kažkokį blizgantį lipduką, nu, žodžiu, labai jau taip savotiškai eksperimentuoja. Aš šitą irgi esu pastebėjus. Nežinau, ar kiti vaikai taip daro, bet čia puikiai labai yra apibūdinamas, taip apibrėžiamas šitas Merkurijus vandenio ženkle. Taip, ir pinigai irgi ateina būtent per ką? Per žinias. Taip, žmogui svarbu visą laiką mokytis kažko naujo, ne, vis kažkokią naują informaciją naudoti. Ne, kažką išmokau naujo ir aš tą savo veikloje būtinai panaudoju. Taip pat rankomis, darbas su rankomis, rankų darbas irgi visai gali būti. Gerai. Na ir dar kokias 2 formulės, gerai pažiūrėsim. Ir šiandien tada atsisveikinsim. Gerai, nu šitą. Formulė nesikeičia, tai šitą pakeitimą. Na ir vėl mes čia matom, Merkurijus raminė centre ir jisai vėl, žiūrėkit, jisai yra vandenio ženkle. Ir jisai yra susijungime su Venera. Venera yra retrogradinė. Taip, dabar apie Venerą jūs dar nežinot, aš galėsiu kažkiek pakomentuoti, rytoj jūs daugiau apie ją sužinosite. Tai pirmiausia, ką duoda žmogui, kai mes matom, kad jisai turi Merkurijų mini centre. Taip, direktyvus 4 balai, tai yra stiprus tas Merkurijus, tas vienas iš genialiausių, nes, sakykime, daug galvojantis žmogus, jai tikrai yra svarbi informacija, komunikabilumas, ryšiai, draugai, mokslai, sakykime, nenustiksta vietoje, vis norisi gauti kažkokios naujos informacijos. Taip, veikloje irgi gali panaudoti ir dirbti pagal Merkurijų. Tai yra visur, kur yra informacija, nuo medicinos iki, nežinau, automechanikos, sakykime, ne, aišku, čia moteris, bet būna ir tokių. Taip, logistika, administratoriai, tie patys žmonės, kurie dirba rankomis, taip, tai čia gali būti ir grožio ta pati sritis, nes Venera yra centre, jeigu žmogus grožio srityje eina, tai kaip tik ir stiprins tą savo Venerą, nejaus retrogradinis Veneros įtakos, sakykime, ne, o ta Venera retrogradininkai susijungia su Merkurijų, tai žmogui gali būti sunku kalbėti apie jausmus, nes viena iš tokių Veneros savybių, sakykime, už ką jinai yra atsakinga, tai yra tas mūsų jausmų pasaulis. Ne? Tai kalbėti apie meilę, apie santykius žmogui gali būti nepatogu, ne taip, kad nenori, bet kažkas gali varžyti. Čia vienas iš tokių, ne? Iš pavyzdžių. Skaičiuoti pinigus, taip, nes Merkurijus skaičiuoja, Venera pinigai. Tai su pinigais kažkas tai gali būti. Arba kalbėti apie pinigus gali nenorėti, neišduoti visų savo finansinių paslapčių, bet to ir nereikia daryti jokiam žmogui. Tai Venera pačią neanalizuosim, apie tai mes rytoj kalbėsim, jūs tada savaitės eigoje galėsit paanalizuoti. Na ir sakiau dar vieną datą, ne? Taip, paimkim šitą datą. Ir kas merginos paskutinė data ir aš jūs paleisiu. Taip, ir keičiasi, ne, formulė nesikeičia. Žiūrėk, taip, šitos moters Merkurijus yra Veneros orbita. Matot, Merkurijus kažkaip, ne tik Merkurijus, aš aplamai, kai mes pradėjome mokytis, aš jums sakiau, dažniausiai būna maksimum 3 orbitos. Kartais būna tam ilgesnės, bet dažniausiai, kiek mes šiandien žiūrėjome, mes nematėm, kad Jupiterio orbitoje kažkokia planeta būtų lygtais. Čia efektyvus taškai, mes juos galim čia padėti. Ir čia bus tuščia tada orbita. Nes čia nėra planetų. Tai dažniausiai jūs tokias formulės ir matysit. Jeigu jau ten bus ilgesnė ta formulė, tai ir tokia ypatingesnis toks gyvenimas, žmogaus. Taip, nei čia į gerą pusę, nei į blogą. Visą laiką pats žmogus pasirenka, kaip jisai eina, ar pliusą, ar minusą.
ką mes čia matom? Merkurijus yra Veneros orbitai. Taip? Taigi Merkurijus apibūdina pačią moterį. Jis yra judri, taip, ieškanti visą laiką informacijos, bendravimo, taip, komunikabili. Merkurijus yra avino ženkle, jisai nėra susijungime, tai vat būtent jinai greitai gali įsisavinti informaciją, aišku, emocijų pagauta, jinai gali viską išsakyti, taip, nelaikys žmogus savyje, sakykime, ne, nebent tas Plutonas labai stipriai ten slėps viską. Bet pagal Merkurijų labai greitai gali žmogus ir kalbėti, ir apšaukti reikalų esant, ne? Ir panašus tokie dalykai. Realizuoti save pagal Merkurijų irgi gali, taip, Venera tai ta orbita, kuri parodo, per ką gali eiti pinigai, bet pirmiausia, žinoma, žmogus turi realizuoti sielos formulės centrą, bet čia mes žiūrim, kad karminis mazgas dar rodo į Merkurijų, o kai karminis mazgas rodo į tam tikrą planetą, tai ne tik sielos užduotis, bet tai irgi vienas iš tokių rodiklių, kur žmogus gali dirbti, ne, nu, ta prasme, jo profesinė realizacija pagal sielos formulę. Ir tai gali būti viskas, kas susijęs su Merkurijų, ten, kur yra informacija, kur yra komunikacija, nežinau, klientai, bendravimas su klientais, žmogus dirbantis su žmonėmis, darbo įrankiais gali būti arba jo rankos, arba jo informacija, kalba, sakykime, ne, su skaičiais gali žmogus dirbti, taip pat, nežinau, trumpas komandiruotas gali būti, vėlgi, kas liečia darbą, ne, nes Merkurijus mėgsta kelionės trumpais atstumais, ne. Tai važinėti darbą žmogų, ne iš namų jisai dirba, dirbu, kažkur turiu važiuoti, kaip pavyzdys. Tai va, ir, sakau, daug labai profesijų, ne, Merkurijus turi, nesinori jau čia kartoti šiandien. Tai ir pačią moterį, man atrodo, irgi apibūdinam. Šiandien tiek daug buvo tų Merkurijų Veneros orbitų, kad kartais sakau ir galvoju, aš tą sakiau dabar, ar aš sakiau tai prieš tai. Tai va, mėgimas. Tai šiandien tada bus tiek. Rytoj mes susitinkam ir kalbėsim apie Venerą. Ir nežinau, ar jūs girdėjote ar ne, kad aš darysiu webinarą atskirą. Mano sekėjams, sakykime, bet kam, kas norės, jis yra mokamas, bet jums, merginos, kurios mokosi pas mane sielos formulės kurse, šitas webinaras yra nemokamas.